Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai, 33 skyriaus. Kažkurios pasakojimo dalies Zenius nenugirdo, nuklydęs į prisiminimus, bet Sigis to nepastebėjo. Jo žvilgsnis liko nukreiptas ten pat, į medžius. Kai pramerkiau akis, pamačiau velnią. Viena veido pusė be odos. Didelis toks. Kažką man rėkė. O aš jo negirdžiu. Pasidarė aišku, pragare pasitinka. O dabar galvoju, gal taip angelai atrodo. Mesgi iš tikrųjų nežinom, kaip atrodo angelai. Atsičiūchinau jau ligoninėje. Ranka subintuota, 2 dešinės kojos pirštai nušalo, tuos nupjovė. Seselė man sakė, kad kaimynas man greitai iškvietė. Pastebėjo, kad antrą dieną dūmai nerūksta, tai užėjo į vidų. Keista, kaimynas gi senokai miręs. Patylėjo peršokdamas kelias dienas į priekį. O kai namo grįžau, pilna malkų prinešta buvo. Dar kažkokie valdiški popieriai ant stalo ir raštelis. Bet man su skaitimu prastai, tai aš sudeginau viską ir ramu. Vandenį pradėjau buteliuose laikyti. Šilto iš vakaro prisipildavau ir 1 ar 2 nakčiai į lovą pasiimdavau. Nu, jei ką. O aš 2 kačergas turėjau. Zenius irgi nusuko žvilgsnį į linkstančias medžių šakas. Viena prie pečiaus, o kita prie kibiro verandoj. Ta savigynai tarnavo ir ledui pramušinėti. Smarkiai šalant, į virtuvę vandenį atsineždavau. Bet virtuvė maža, tai 2 kibirai trukdydavo apsisukti. Vėliau motinai dujas įvedė, jomis šildosi. Iki šiol normaliai naudotis neišmoko. Geriau būtų pečius likęs, kaip pas tave. Aha, gaila čia nėr kur laužo susikurti. Gaila. Zenius prisiminė, kaip žarstekliu judindavo žarijas. Jos birėdavo žemyn kartu su pelenais, o jis spėliodavo, ar sudeginto žmogaus pelenai būtų panašus į medžio. Žvilgtelėjo į netikėtai pašnekovų tapusi Sigį, kurio net kalba pasirodė rišlesnė nei anksčiau. Gal todėl, kad neįsitempęs, kažkoks nurimęs. Čia geresnės sąlygos, pigu ir šilta. O pasistengus galima ir remontą pasidaryti. Kai kurie vandenį namo prasivedę. Kainuoja, aišku. Aha, tas tai jo. Ir valgo čia gerai. Man vasaros dar nieko būdavo. O žiemai duonos prisidžiovindavau. Jeigu burnoje ilgai laikai ir seilėse išmirksta, greičiau sotų pasidaro. O mes kavos vtoreką gerdavom. Myžalas, bet geriau negu nieko. Arba prisimenu, kaip bratkiui kojinės ties didžiuoju pirštu anglim ištepdavau, kad nesimatytų skylės kėdose. Zenius prisiminė naivų Sigio džiaugsmą, kai dalijosi aukšlėmis. Dabar pajuto kažką panašaus į gailestį. O kas žino? Gal šitas bėdžius paprasčiausiai neturėjo galimybių prasimušti į žmonės. Gyveno kokiam užkampyje, kur visas kaimas 2 trobos. Ne visiems tai pasiseka kaip Zeniui. O atviravimas skurdo tema vienijo taip stipriai, kaip vienija priklausomybė. Nori? Zenius kilstelėjo bulvių traškučių pakelį. Sigis linktelėjo paėmęs, iškart ėmė graužti. O kalėjime labai baisu. Prisiminė Zitos pasakojimą, pirmą jų 2 pažinties dieną. Zenius šyptelėjo, supratęs, iš kur ši informacija. Nu kaip, ne taip kaip namie, bet gyvent galima. Krikštynas atbūnė, o visa kita dzin. Aišku, dar žiūrint, kokioje lokalkėje sėdė. Krikštynus? Sigis bene pirmą kartą nevengė pažvelgti tiesiai Zeniui į akis, nesupratęs naujo žodžio reikšmės. Zenius klausiamą žvilgsnį interpretavo savaip, tad ėmė pasakoti. Nu kaip, man žieminės krikštynos atrodo žiauresnės. Pasitrynė saulėje paskrūdusi sprandą, tuomet patogiau atsilošė fotelyje. Hebra palaukia ko šaltesnio vakaro ir prieš vakarinę pravierką sustato prie sienos kibirus vandens. Vanduo šąla kokį pusvalandį, o kartais ir ilgiau. Penžokai lauke koks -20, gan stora ledo korkė spėja užsidėti. Tada išeini tik su tapkėm ir trauzais. Ir pradeda tave šventinti. Vieni lėtai vandenį ant galvos pila, o kiti iš gniūžčių daužo.
Ir svarbiausia, kad jie padlos neskuba, patysgi apsirengia. Tai kol tą visą ritualą prasuka, vos išstovi. Aš belenkiek atsispaudimų prieš tai pavariau, kad nors kiek užkaiščiau. O gal kažkaip išsisukti galima? Tu ką? Pirmais metais be krikšto niekaip. O jeigu vasara? Sigis atsitraukęs nuo lango įsitaisė antrajame išsėdėtame fotelyje. Vasara irgi vandens procedūros. Išeini tik su šortais, pririša prie stulpo, rankos už nugaros. Ir dviese ir tryse semia su majonezo kibiriukais vandenį. Ir užsimoja tokia smūginė srove kalą, kad atrodo oda trūks. Zenius pademonstravo judesi, lyg dalgių šienautų. Būtų dar nieko, bet tuo pačiu vienas tiesiai iš langos vandenį į veidą pila. Vos spėji orą gaudyt. Galvą sukiodamas. Atrodo visus išdaužytum, jei kas nors tuo momentu rankas atrištų. Aha, o mentai ką? O ką tie mentai? Ale nuo jų slėpėmės, bet viską jie žino ir visada žinojo. Kai Alytui vienas užduso, galvojom, kad užsiriš visi krikštai, bet niekas nepasikeitė. Nors Alytui ten dar kitai buvo. Ten paguldo ant suoliuko, pririša ir vienas lėta srovelė pila šaltą vandenį ant galvos. O kitas su šaukštu daužo per krūtinę. Va čia, parodė į saulės rezginį. Nesmarkiai taip, tuk, 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 tuk. Pradžioje atrodo visai nieko, bet vėliau žiauriai dusinti pradeda. Nu nafik. Kai kuriems didžiulis guzas iškildavo. O kaip ten tie visi bachūrai, gaidžiai, duhai, šlepos? Biški irgi žinai, šyptelėjo Zenius. Bachūrinas turi savo gaidžius, savo duhus. Ten reikia duhų. Be jų niekaip. Reikia, kad kas indus kojines plautų. Prisidegęs cigaretę giliai užtraukė dūmą. Šiaip, seniai praėjo tie laikai, kai tikra tvarka buvo. Kokie ten bachūrai? Jei gaidiną nuvaro, o po to vėl galėjai bachūrus išsipirkti. Reikia tik šaibų turėti. O normalių ten yra? Nu, ar yra su kuo pašnekėt? Visokių yra, bet ir psichinių daug. Prie manęs vieną savo korešą dėl telefo paskirdė. Pasakojimą nutraukė Skirmantas ir pagyvenusi moteris, jo teta. Pasisveikinę su Zeniumi, linktelėjo Sigiui, kuris perplėšęs traškučių pakelį, laižė nuo jo sūrius trupinius, nė negvildendamas klausimą ar užleisti sėdėjimo vietą. Draugiškai pabendravę su Zeniumi, pasijuto gerokai drąsiau. Skaitė Ema Rotvel.